Labas vakaras, sakau auditorija anapus ekranų. Ir kad būtų lengviau kalbėti, bandau jūs vizualizuoti sėdinčius man prieš akis, nors realiai kalbuosi su siena. Man šis pokalbis auditorija yra pirmas, todėl labai tikiuosi jūsų palaikymo. Būnant čia, mane aplankė toks dežavu iš vaikystės. Kai žaisdavau tokį žaidimą, paskambini į duris ir pabėgi. Nežinau, ar jūs buvote tokios pasiutusios, bet dabar stoviu čia ir jaučiuosi paskambinusi į duris ir nespėjusi pabėgti. O jei rimtai, aš nesu lektorė, atėjau pas jūs kaip svečias, todėl labai tikiuosi, kad prasmingai pabendrausime ir susipažinsime. Seminarą nusprendžiau vesti sėdėdama, nes supratau, kad jeigu atsistosiu, bijau, kad išeisiu. Tai čia bus mano kaip ir šį vakarą tokia susikurta komforto zona. Taigi susipažinkime. Mano vardas Renata. Aš esu Lietuvos moterų konferencijos veikli viena iš organizatorių. Ir moters tapatybės klausimas iškilo man tuomet, kai savame gyvenime kapanojausi iš tam tikrų krizių. Apie turimas problemas mane, žinoma, įspėjo pirmiausia kūnas. Pradėjau sirgti įvairiomis alergijomis, kurios mane užklupdavo visai netikėtai. Ir tai priėmiau kaip ženklą, kad kažkurioje savo gyvenimo sferoje elgiuosi ne pagal visatos dėsnius. Visata savo prigimtimi yra harmoninga ir jei mūsų gyvenime randasi chaosas, disharmonija ar paleidžiamos savęs naikinimo programos, tarkim, mūsų gyvenimas sustabdo. Žmonių ligos, aš manau, yra pats ryškiausias ženklas atsigręžti į save. Toli ieškoti priežasties, žinoma, man nereikėjo. Disharmonija buvo santykyje su savimi kaip su žmogumi, kaip su moterimi. Tai prasidėjo mano kelionė į paslaptingą savęs pažinimo, knygų, seminarų pasaulį, kuriame radau tapačių istorijų savajai ir metodų, kaip visą tai susitvarkyti. Pirmas klausimas, nuo kurio prasidėjo kelionė į save, buvo, kas aš esu. Elementarus klausimas, tai pagalvojate. Aš ir tai pamaniau, juk aš esu dukra, mama, draugė, darbuotoja ir dar daug turiu vaidmenų šioje visuomenėje. Todėl mūsų pažintį su jumis aš taip pat noriu pradėti nuo šio klausimo. Ir už atsakymą žadu dovanų. Užduotis būtų tokia. Išvardinkite 5 punktus spontaniškai atėjusius į galvą, kas aš esu. Ir atsiųskite atsakymą man elektroniniu paštu info@konferencijaveikli.lt. Kartoju elektroninį paštą. info@konferencijaveikli.lt. Atsakymus galite siųsti tik šio pranešimo metu, tai yra maždaug valandos bėgyje, dabar turime čia 7 valandas, taip, po 7:05, tai maždaug tai po 8:05 jau nebegalėsite siųsti. Ir koks turėjo būti atsakymas į mano užduotą klausimą ir kas gaus tų dovanų, pasakysiu po šio pranešimo, o perskaičius jūsų atsakymus jau rytoj, susisieksiu su laimėtojomis. Tik galiu paintriguoti, kad dovana išties labai vertinga ir ji susijusi su moterų konferencija Veikli 2014. Bet kokiu atveju, ar jūs dalyvaujate šiame žaidime ar nedalyvaujate, aš labai siūlau skirti kelias minutes, užsirašyti, kas aš esu. Nesvarbu, dalyvaujate jūs tam žaidime, tai svarbu bus kalbant tolimesnėmis temomis. Taigi, kuo šį vakarą pasidalinsiu su jumis per šią valandą?
Moters tapatybės evoliucija. Tai pirmoji potemė. Viena koja vyrų pasaulyje, o gal abiem. Trečioji. Moters tapatybės išsaugojimo privalumai. Ketvirtoji. Efektyvus ir kasdieniniai moters tapatybės išsaugojimo metodai. Ir pabaigai vaizdinė meditacija. Šis turinys pasirinktas tikrai neatsitiktinai. Tai atspindi mano asmeninę kelionę, asmeninius suvokimus, kurie buvo labai svarbus žengiant savęs suvokimo link, savęs tobulinimo link. Tai yra tiesiog mano, galima sakyti, patyriminės įžvalgos, tai, ką perleidau per save, patikrinau ir pilnai tikiu, kad tai veikia, nes pati esu savo to liudytoja. Bus daug įdomių ir naudingų įžvalgų, todėl kviečiu suklusti ir atrasti tai, kas nauja, ir tą seną, bet pamirštą. Taigi pradėkime. Moters tapatybės evoliucija. Parodysiu jums dabar trumpą filmuką, kaip keitėsi per amžius moteris, nuo pirmykštės moters iki šiuolaikinės. Stebėkime, kad galėtumėm kalbėti toliau. Ask you to look away. I love my hands, but it hurts to pray. The life I have isn't what I'd seen. The sky's not blue and the field's not green. Wait for me. Wait
Nežinau kaip jums, bet aš mačiau ne tik išorinę moters evoliuciją, bet ir jos socialinę tapatybę. Bežiūrint, tikrai galima buvo nuspėti, kokie socialiniai vaidmenys dominavo vienoje ar kitoje epochoje. Ar jums, tarkim, pavyko, pavyzdžiui, rasti moterį, kurios pareiga buvo saugoti tik namų ūkio židinį, o kuri moteris išsikovojo teisę balsuoti? Jeigu jums tikrai bus įdomu paspėlioti, tai šis filmukas tikrai yra internete, laisvai prieinamas ir jūs tą galėsite padaryti vėliau. Taigi, moters tapatybė. Kas ji? Aš manau, kad ji neatskiriama nuo biologinės lyties, tai jau yra apspręsta nuo gimimo. Socialinių vaidmenų, tarkim mama, žmona, sesuo, senmergė, dirbanti moteris, vieniša motina ir dar daug kitų. Ir manau, kad moters tapatybė yra neatskiriama nuo moteriškų savybių, kurios yra nulemtos mūsų lyties, mūsų moteriškojo geno, tai kaip nuolankumas, rūpestis, švelnumas, jautrumas ir žinoma daug kitų. Pagal tai iš kiekvienos lyties visuomenė tikisi tam tikrų vaidmenų, kaip tarkim antai iš moters tikimasi, kad ji taps mama ir panašiai. Taigi susiformuoja tokie standartiniai lūkesčiai moterų ir vyrų atžvilgių. Kaip evoliucionavo moters tapatybė? Žinoma, kad nuo pirmykštės moters, kurios pareiga buvo saugoti ugnį, prižiūrėti vaikus ir laukti vyro su nudobtu mamutu. Ilgą laiką su tokiu statusu moteris ir gyveno. Neliko mamutų, bet pareigos tai liko tos pačios. Jos buvo toliau nuo išsilavinimo, jos neturėjo teisių, nes tai buvo tuo laiku ir didžiąją laiko dalį tik vyrų privilegija. Todėl manau, kad toks didysis proveržis istoriškai tai įvyko XIX-XX amžiui, kai dėl darbo sąlygų ėmė ir sukilo moteris. Tai feminizmo pradžia, kai moteris kovojo už lygias sąlygas darbo rinkoje, kovojo už teisę balsuoti. Ir tik tai galima numanyti, kokia tai buvo didžiulė jėga ir apskritai, kokią didžiulę jėgą turi moteris. Kokį vidinį užtaisą, kad sugebėjo patriarchalinį pasaulį apversti aukštyn kojom. Iki tol, pradedant žiniasklaidą, reklamomis, moteris buvo vaizduojama kaip nuolanki, paklūstanti vyrui, suformuota tokia nuostata, lyg tai moters vienintelė svajonė būti namų šeimininkė. Jei įdomi ši informacija, ar pasigilinti giliau, kaip visą tai atrodė, tai internete yra, žinokit, patalpinta daugybė reklaminių plakatų, kur moteris vaizduojamos silpnos, namų ūkio aplinkoje, nuolat suprijuostę ir šokinėjančios aplink vyrą. Tai natūralu, tuo laiku vyrų pareiga buvo valdyti, moters paklusti. Į tokius rėmus moteris yra įgrūstos, manau, tikrai ne savo valia. Tai buvo suformuota priverstinai, nes niekam nerūpėjo moterų norai, kol jos nesukilo ir nenuvilnijo feminizmo banga. Feminizmas padarė tikrai didelį proveržį tam, kad moterys pirmą kartą viešai pareiškė, kad jos irgi nori lygių galimybių dirbti, siekti karjeros, balsuoti, dalyvauti politinėme gyvenime, nori būti, tarkim, ne namų šeimininkėmis, o derinti karjerą ir šeimą, nori būti ne paklusni vyrui,
o būti lygiavertė partnerė. Aš galvoju, kad tai evoliucijos pasiekmė, kurios negalime ignoruoti. Tačiau asmeniškai man nelabai būna malonu rasti straipsnį ir knygą, kuriame bando moterims įteikti, kad jų vieta vis tik yra ir turi būti ugnies saugojimas. Tas toks pirmykštis ir vyro su mamutu laukimas. Bet mamutai išnyko, tai šiandien dienai netgi evoliucija ir tai, kad moteris labai stipriai evoliucionavo, pralenkdama vyrą, nes tarkim vyro paskirtis liko kaip ir ta pati. Anksčiau tempdavo mamutą, dabar parneša pinigus. Tai aišku, aš čia sakau juokais ir primityviaja tokia prasme. Todėl tikrai negaliu sutikti, kad moters prigimtis yra tik kūrenti šeimos židinį. Mano manymu, moters prigimtis yra realizuoti save, o kaip jos tai daro, kiekvienos moters reikalas. Kas realizuoja save šeimoje, kas šeimoje ir karjeroje, kas tik karjeroje. Bet visų svarbiausia yra būti tolerantiškiems. Tai yra, manau, tikrai visų svarbiausia. Ir Dievas žmonės sukūrė, kad jie evoliucionuotų, kad jie augtų. Ir šis procesas nesustabdomas ir mes turime priimti tai. Aš asmeniškai gyvenime esu už balansą. Ir tuo pačiu principu patariu vadovautis jums. Esu tikrai prieš kraštutinumus. Kaip pavyzdžiui, juodąją feminizmo pusę, aš esu prieš vyrų menkinimą ir moterų vyriškėjimą, aš už lygiavertę ir už harmoningą partnerystę. Kilus feministiniam judėjimui, moteris tiesiog, manau, kunkuliavo iš pykčio dėl tos patiriamos neteisybės ir kaltino vyrus. Feminizmas tai, manau, yra atspindys, kad moteris norėjo įveikti savo žlugimą, ėjimą prieš savo valią, socialinių vaidmenų joms primetimą. Tai feminizmas tapo, manau, moterims tarsi terapija. Taigi šiuolaikinės moters, manau, didžiausias silpnumas tas, kad ji taip stengiasi tapti lygi su vyru, kad nuo šiol nebežino, kas ji yra, kokia jos tikroji tapatybė. Juk moters misija – atrasti savyje moterį, nepriklausomai nuo išsilavinimo ar socialinės padėties. Vienos moteris turi labai intensyvų šeimininį gyvenimą, kitos eina svarbias profesinės pareigas, dar kitos ieško savo vietos visuomenėje, bet svarbiausia, kad jos tai darydamos išliktų moterimis. Net kažkur skaičiau, kad amerikiečių mokslininkas Džordžas Vudas teigia, kad net gamta ėmė po truputį keisti moters fiziologiją ir ją tarytum ruošti naujam vadovaujančiam vaidmeniui. Per pastaruosius šimtmečius moteris tapo ne tik žymiai aukštesnė, jeigu pastebėjot, bet ir atletiškesnė. Taigi negalime teigti, kad šiandieninė moteris eina prieš savo prigimtį, siekdama karjeros ar daugiau prisimdama vyriškų pareigų, nes netgi, kaip mokslininkas teigia, tai netgi yra gamtos jau suformuota mūsų pokytis fizinis. Iš asmeninio potyrio galiu prisipažinti, kad man pirmoji mintis šovusi į galvą buvo, jog aš savo asmeninėme gyvenime einu prieš moters prigimtį. Ir dėl to man dabar siunčia tas ligas, tuos išbandymus, nori mane kažkas sustabdyti.
Aš tikrai galvojau, kad turiu tik gimdyti ir auginti vaikus, bei laukti vyro su patiekalais nuolankiai. O mano gyvenimas tai buvo priešingas. Amžinas lėkimas, šeimos ir karjeros bandymas derinti, noras lygiavertės partnerystės, bet ačiū Dievui, tuo metu, kai aš patyriau tokius išgyvenimus ir tokius klausimus, man nepakliuvo į rankas nei viena knyga, nepapuoliau nei į vieną seminarą, kuris būtų siūlęs man prisijimti pirmykštės moters vaidmenį. Kaip tik, radau daug informacijos, kad esu teisingame kelyje, kad šiame sparčiai besivystančiame ir technologijų pasaulyje moters būtent ir įneša tą harmoniją, kuri jai yra duota iš prigimties, subtiliai jausti pasaulį, jo negriauti, kurti. Taigi moters prigimtis, mano manimu, yra tokių savybių rinkinys, ne socialinių vaidmenų, kuriuos mums bando įteikti ir pateikti kaip mūsų laimės formulę. Tai reiškia, kad ir užkietėjusi karjeristė, neturinti vaikų, yra moteriška. Ir ji pilnai gali įprasminti savo prigimtį, jei ji yra mylinti, jautri, kurianti, taiki, harmoninga ir švelni. Taip, tikrai yra nuomonė, kad karjerizmas, tarkim, yra susijęs su vyriškomis savybėmis, kaip karingumas, valdžios godumas, egoizmas, bet vis tiek aš manau, kad tai yra labai individualu. Šiais laikais mes galime džiaugtis būdamos moterimis. Mes turime tokias neribotas galimybės. Ir dar kartą noriu pažymėti, kad moters tapatybė yra savybių rinkinys, tikrai ne socialinių vaidmenų, bet tai žinoma yra mano nuomonė. Viena koja vyrų pasaulyje, o gal abiem. Tai yra mūsų antroji potėmė. Galvojau pavadinimą šiai potėmiai ir parašiau: viena koja vyrų pasaulyje. Sėdžiu ir galvoju, aš pati esu pusantros kojos vyrų pasaulyje, tai tikrai. Reikia įrašyti 2. Ir net matote skaidrėje plakatą su tokia tvirta moterim ir lozungu. We can do it. Jei taip atvirai, man žiūrint, net širdis džiaugiasi. Aš būčiau, žinokit, nieko prieš vietoj šios moters veido matydama savąjį. Neslėpsiu, tai tikrai atspindi dalį mano vidinės būsenos. Net nebejoju, kad anapus ekranų sėdi tokių šimtai moterų. Bet grįžtant prie temos, aš pasidariau tokias 2 išvadas. Kaipgi moteris patenka į vyrų pasaulį. Ir turiu, žinokit, jūs nuliūdinti, nes patenkama tikrai ne per skrandį. Tai kaipgi jos ten patenka? Aš savo išsiryškinu tokius 2 etapus. Aišku, tai yra pastebėjimai iš gyvenimo. Tai pirma, kai moteris perima vyro pareigas, kartais kartu perimdama ir vyriškas savybės, bet tikrai nebūtinai. Ir antra, kai moteris gyvena dėl vyro, paklūsta jo poreikiams ir taikosi prie jo gyvenimo. Pirmuoju atveju moteris patenka į vyrų pasaulį dėl susikloščiusių aplinkybių. Aš taip manau. Ir savo patirties galiu pasakyti, kad vyro pareigas perėmiau, nes neturėjau galimybės rinktis. Manau, daugelis gyvena intensyvų gyvenimą, dažnai vyrų karjeros vingiai neapsiriboja Lietuva, šeimos dažniausiai gyvena tarp kelių šalių, o kartais net nereikia užsienio. Lietuvoje yra specialybių, dėl kurių šeimos gyvena griežtai laikydamasis tam tikro grafiko. Nesimato savaitėmis, todėl automatiškai moteris perima tas vyro pareigas. Tikrai negaliu pritarti, kad perimdama vyro pareigas, moteris praranda savo tapatybę ir sukietėja. Nes antraip mes galime nuklysti į tokias lankas. Mes taip nurašytume
daugelį netekėjusių moterų, vienišų mamų, išsiskyrusių ar net našlių, nes jos yra priverstos pasirūpinti pačios savimi, perimti vyriškas pareigas. Taip, moteriai labai yra svarbu laviruoti, nepamiršti to balanso, nes aplink tikrai esame regėję pavyzdžių ir ne vieną, kai moteris ne tik perima pareigas, bet ir elgiasi kaip vyrai. Jos tampa grubiomis, egoistiškomis, nejautriomis, dažnai jaučia netgi neapykantą moterų lyčiai. Bet tai, manau, yra kraštutinumai. Ir kitoje potėmėje mes, manau, pakalbėsime, kaip neprarast moters tapatybės, nes tai labai slidu. Tos vyriškos savybės paskui tampa giliai įsišakniusiais įpročiais. Kaip tik prisiminiau girdėtą net nutikimą. Buvo atliktas toks tyrimas, apklausa, kuris parodė, kokie vis tik stereotipai vyrauja visuomenėje. Taigi auditorijoje buvo pristatyti 2 gyvenimo aprašymai, vadinamieji CV. Abu jie buvo identiški, tačiau vienas buvo pateiktas kaip vyro, kitas kaip moters. Ir ką jūs savo galvojate? Niekas net nepastebėjo, kad tie CV yra vienodi, abi lytis buvo vertinamos skirtingai. Lyg būtų atsiųsti visiškai skirtingi CV. Abiejose CV nurodytos asmens savybės buvo puikiai įvertintos vyro CV, o kai auditorija turėjo įvertinti moters CV, moteris patyrė visišką fiasko. Pasirodo, tos pačios savybės, kurios buvo palankiai priimtos kaip vyrui, moteriai jos tapo pražūtingomis, kaip pavyzdžiui karjeros siekimas, užsispyrimas, valingumas ir panašiai. Ir aišku, todėl ji buvo apibūdinta kaip nelabai maloni ir nelabai laukiama galima darbuotoja, kurios niekas savo personale nenorėjo matyti. Taigi tai dar vieni stereotipai, šablonai susiformavę visuomenėje. Daugelis moterų pakliūna į šias pinklės ir tampa vyriškomis, siekiančiamis, kovojančiamis, ambicingomis, dažnai ir grubiomis. Pradžioje viskas joms tarsi neblogai sekasi, nieko negalėtum prikišti į šono žiūrint. Tačiau po kiek laiko ne tik jos pastebi, bet matyti ir aplinkiniai, kad joms yra kažkas ne taip. Ir jų viduje atsiranda tuštuma, nepasitenkinimas. Iš to seka tai, kad ima nesisekti šeimoje, santykiuose su vyrais. Tik man tokia kaip nuojauta ar mąstymas toksai užklumpa. Aš nelabai iki galo dar suvokiau, kodėl moteris jaučia tiek daug pykčio moteriai. Ar jums kilo kada nors toks klausimas? Ar aplinkoje esat pastebėję tai? Kodėl moteris nenori suvokti savęs kaip moters? Atrodo, kad jį verčiau bus žmogus, save įvardina kaip žmogų. Jausis patenkinta, kai ją girs už stiprybę ar kitas vyriškas savybės, o pasakius komplimentą, tarkim, kokia ji graži, švelni, sutriks, o jūs pajusite tokią tartum atmetimo reakciją, lyg tai moterimi būtų gėda, lyg tai būtų prisipažinimas, kad aš silpna. Ir šitas pyktis moteriai mane labiausiai gąsdina ir jaudina, nes tiek darbe, tiek gyvenime aš jį aptinku ir vis dažniau. Aišku, manau, kad tai išsivystė tikrai šitas pyktis
įtakotas feminizmo. Tiksliau jo mano minėtojo kraštutinumo. Ir kai pamirštame, kad feminizmas yra už lyčių lygybę, o ne už moterų vyriškėjimą ar nenorą būti moterimi. Dar prisiminiau tokį epizodą, kuris man užstrigo iš kasdienybės ir šiaip stebint gyvenimą. Juk turime kovo 8 dienos šventę. Juk tai moterų solidarumo šventė. Ar jaučiatės šią dieną solidariai su moterimis? Abejoju. Šią dieną tikimės pagarbinimo iš vyriškos lyties. Kas su saldainiais, kas su gėlėmis. Lyg tai tik vyrų dėka mes tampame moterimis. Tai lyg tampa kažkokiu įvertinimu, jeigu dėmesys yra iš vyrų. O juk šios tarptautinės šventės prasmė netokia. Pagrindinė jos prasmė – parodyti moterų solidarumą ir kovą siekiant lyčių lygybės bei vienodų galimybių. Tačiau lietuviams ši diena jau ne vieną dešimtmetį siejasi tik su sovietmečiu ir tulpėmis apsiginklavusiais vyrais. O kitose, tarkim, pasaulio šalyse, kovo 8-ąją moteris išeina į gatves, protestuoja, tarkim, prieš patiriamą diskriminaciją, smurtą ir aktyviai kovoja už savo teises. Taigi man vėl kyla klausimas, ar mums gėda pripažinti ir save identifikuoti kaip moterimi. Norime, atrodo, būti viskuo. Žmogumi, sese, mama, netgi, žinokit, vyru, bet tik ne moterimi. Toks vaizdas, kad moters tema apskritai skamba kaip didžiausias įžeidimas. Kodėl nesidžiaugiame moteriškumu? Užduokite savo šį klausimą. Moteris yra užtektinai užimta vykdydama savo pareigas. O kai reikia perimti dar ir vyriškas pareigas, tuomet ji persitempia, pervargsta. Pavyzdžiui, asmeniškai man pervargęs vyras, žinokit, atrodo žavingai. O moteris kaip atrodo, tai mano akis užkliuvo vieną kartą už tokios replikos, kuri man taip įstrigo ir mane taip šokiravo ir privertė suklusti. Kaip atrodo pervargusi moteris? Įsivaizduokit, ten buvo parašyta, cituoju, kaip dabar labai gerai prisimenu. Toks vaizdas, kad kažkas ją pamiršo palaidoti. Juodas juokelis, bet visose juokose yra tiesos. Geriau susimastykite, nepervarkite ir ilsėkitės. Pasak kinų filosofijos, kiekvienas žmogus turi tiek vyriškos, tiek moteriškos energijos. Taip vadinamos yin ir yang energija. Todėl svarbu išlaikyti šių energijų harmoniją. Tad jei moteris veikia vyriškais būdais, daugiau puoselėja vyriškas savybės, atsiranda disharmonija, nes padidėja vyriškos energijos. Ir taip moteris ima vysti, praranda žavesį, o vėliau teigia, kad ima net ir sirgti. Moterims reikia susigrąžinti savo švelnumą ir prisiminti, jog jų stiprybė lemia jų silpnumas. Moteris taps laiminga ne tiek užimdama vyro vietą, bet atrasdama kartu su juo ir greta jo savo kaip moters tapatybę ir misiją šiame gyvenime. Moteris yra tokia stipri jėga, tokia energija, kad jei jos teisingai nenukreiptų, ji viską sugriautų. Ji taip gali sugriauti ne tik santykį su aplinka, bet ir santykį su savimi. Taigi pakalbėkime apie antrą būdą, kai patenkama į vyrų pasaulį. Kai moteris gyvena dėl vyro, paklūsta jo poreikiams, taikosi prie jo gyvenimo. Čia reikėtų išsiaiškinti apskritai, kokia yra lyčių lygybė,
nelyčių lygybė, kokia yra lyčių misija. Moters misija – išmokti imti, o vyro – išmokti duoti. Būtent toks modelis turi gyvuoti šeimoje. Puikus pavyzdys, kaip moteris praeityje buvo auklėjamos. Čia dabar paminėsiu ištrauką iš 1950 metų namų ūkio vadovėlio. Įsivaizduokit, jame rašoma: paruoškite jam pietus. Susitvarkykite, kol jis grįš. Vadinasi, pasidažykite, susišukuokite plaukus, atsigaukite, kad atrodytumėte žvali. Kitas punktas – susitvarkykite namus, nes tai suteiks jūsų vyrui ramybę, o tai suteiks džiaugsmo jums. Papuoškite vaikus, nutildykite triukšmą, išklausykite jį. Vakaras tebūna jo, reiškia niekada nepriekaištaukite jam, verčiau suvokite kupiną, slegiančios įtampos jo pasaulį ir poreikį pailsėti ir atsipalaiduoti. Nežinau, kaip jums, žinokit, bet man tai kvepia vergovę. Bet taip jau buvo tais laikais ir moteris turėjo įtikti vyrams. Vyrai turėtų suprasti, kad išaukštinti moterį nereiškia pažeminti vyrą. Todėl geriausia, ką galime padaryti dėl vyrų, liautis būti aukomis ir veikti išvien su jais. Tačiau daugelis moterų tesugeba duoti, save išbarsto, o imti taip ir neišmoksta. Mano asmeninėme gyvenime atsitiko tas pats, kas negirdėjo pradžioje mano istorijos ir tik dabar pasijungė. Tai primenu, kad mane asmeniškai priverstinai sustabdė ligos, kurių dėka aš ėmiau ieškoti tų priežasčių, kas atsitiko, kad kūnas man siunčia tokius signalus. Ir žinoma, buvau ties išsekimo riba, tiek fizinė, tiek emocinė prasme. Visada galvojau, kad duoti ir atiduoti absoliučiai viską kitiems, tai yra šeimai, vyrui ir vaikams, yra absoliutus gėris. Bet absoliutus gėris. Jau atrodė, kad daugiau jau nėra kur. Ir kad tai būtent yra moters paskirtis. Tas moteriškas nesavanaudiškumas, kilnumas. Taip, aš visą tai mačiau iki mano tokio priverstinio sustojimo ir atsakymo, paklausimo galbūt savęs, kas aš esu. Turėjau transformuoti save ir suprasti, kad pirmą reikia gyventi savo, žiūrėti savęs. Čia nekalbam apie kraštutinumus, tarkim apie savanaudiškumą. Be jo man labai patinka toks sugretinimas. Jeigu gamtoje pastebėjote, naudingas kiekvienas augalas turi savo antrininką, nuodingą augalą. Taip yra, žinokit, ir su žmogaus savybėmis, emocijomis. Tarkim, kaip pavyzdį, apie ką aš čia kalbu. Rūpinimasis savimi yra tikrai gera savybė. Egoizmas – bloga savybė. Rūpinimasis savo kūnu – gera savybė. Narciziškumas – tikrai bloga savybė. Meilė savo – gera savybė. Savimeilė – bloga savybė. Taigi labai svarbu neapsigauti tiek girdint seminaruose, tarkim, kalbančius lektorius ar skaitant saviugdos ar psichologinės knygas apie žmogų, kad jis turi būti, pavyzdžiui, pasitikintis savimi, gražus, mylintis save, gerbti. Tai reikia, žinokit, suprasti jų tikrąją prasme kaip gerųjų tokių savybių rinkinę. Nes priešingai tai galvosite, kad savimila, garbėtroška, narciziškumas, pasipūtimas yra tai, ko man reikia. Tai neapsigaukite.
Taigi grįžtant prie mano asmeninio potyrio šio klausimu. Aš patyriau didžiulį lūžį, aš atsigręžiau į save ir pradėjau pirmiausia paisyti savo norų. Atsakiau daugybę klausimų, kad suprasčiau, kodėl taip klaikiai jaučiuosi. Nelaiminga, neturėjau ramybės, neskyriau laiko savo, nesiklausiau savo intuicijos, nenorėjau būti graži. Jūs manote dar tęsti? Manau, kad jau pakaks, nes čia tas sąrašas gali ir nesibaigti, o viskas sukosi tuo metu tik apie šeimą ir darbą, o aš buvau kažkur, toks jausmas, kad už borto. Kai pradėjau norėti to atgalinio ryšio, to, ko mokina, kaip sakoma, imti, taip, atkreipiau dėmesį, kad neturiu ko imti. Jausmas toks, lyg būtum susikūręs apie kitą kažkokią iliuziją, nes gyvenai vyro gyvenimą, viskas atrodė normalu. Tai žinoma, taip ir patenkama į vyrų gyvenimą, kai moteris sumaišo, kokia jos misija šioje žemėje. Moterų visuomenėje vyrauja labai didžiulė priklausomybė apskritai nuo vyrų. Kaip ir minėjau, visur turi būti balansas, bet mes nueiname kažkodėl į tuos tokius kraštutinumus, kaip pavyzdžiui savo laimę moteris dažnai sutapatina su vyru esančiu šalia jos. To pasekoje išgyvename, tarkim, dar stipriau skyrybas, netekti ir apskritai nemokame gyventi vienos, kai to prisireikia, taip tampame labai pažeidžiamos, nes visą tą laiką gyvendamos vyro gyvenimą nestiprinome savęs, apdulkėjo mūsų tokie prigimtiniai instinktai ir, žinokit, ne vyras kaltas, kad taip atsitiko. Kalta tikrai yra pati moteris, kad ji prarado savarankiškumą, intuiciją, ramybę, harmoniją, kūrėjos instinktą. Taigi tik realizuotas vyras ir realizuota moteris gali kurti harmoningus santykius. Vėlgi, nepamirškime tos pusiausvyros. Kaip gamtoje, taip ir žmonių gyvenime ji turi būti. Moteris turi pirmoji pradėti keistis ir inicijuoti, žinoma, tos pokyčius. Tačiau ir vyras privalo stengtis, nes santykiai tai kaip šokis. Partneriai netampo vienas kitą į savo pusę, o šoka. Šeima skirta tam, kad vyras ir moteris vienas kitam padėtų augti ir tobulėti. Jei ateiname į šeimą ir nesuvokiame, tarkim, savo vaidmens, misijos, prasideda mūsų pačių degradacija. Tik noriu dar kartą pabrėžti, kad šeima yra dviejų žmonių šokis. Ir nieko nepadarysi, jei kitas nemoka ar nenori šokti. Žinoma, aš tai kalbu perkeltine prasme. Taigi negali būti jokio kaltinimo savęs ar prisiėmimo už abu kalties, kad va įdėjau šitiek pastangų, bet santykiuose, ta prasme, neturim gražių santykių, vis tiek nesutarėme, ar netgi kraštutiniu atveju pasukome iš vis skirtingais keliais. Ir žinoma, kad santykiuose nėra vieno tokio auksinio recepto, juose labai tikrai slypi daug spalvų ir atspalvių, kad norint išnarplioti, kas yra kas, reikia narplioti savo gyvenimus, tikrai ne kitų. Pabandykime padaryti nedidelę tokią pertraukėlę ir noriu, kad jūs dabar pat atliktumėte užduotį. Tikrai nenoriu palikti namų darbams, nes žinau, kad jeigu nepadarysite dabar, tai nepadarysite ir vėliau. Taigi surašykite savo 10 troškimų, svajonių, norų, kaip čia juos be pavadinsi. Parašykite, nes jei, ta prasme, tai mums padės toliau kalbėti. Taigi dabar laukiu kelias minutės, surašykite 10 troškimų
sau. Aš manau, kad viso to laiko nelauksiu, bet koks buvo šios užduoties tikslas? Jeigu kas parašėte, pasižiūrėkite į tą troškimų sąrašą ir atidžiai perskaitykite. Ir išbraukite visus troškimus, nesusijusius tiesiogiai su jumis. Tarkime, kaip pavyzdys, noriu, kad mano vaikai būtų sveiki. Noriu, kad vyras uždirbtų daugiau. Taip, jų gali žinoma būti ir įvairiausių. Ir žinote, kodėl jos reikia išbraukti, nes klausimas tai buvo 10 jūsų troškimų. Tai klausimas apie jūs kaip apie asmenį. Todėl privalote skirti visą dėmesį savo, koncentruotis į save ir išgirsti save, ko aš noriu. Moteris, žinokit, tikrai dažnai vengia atsakymų į joms užduodamus klausimus, kaip tarkim, žinot, tokia turbūt visiems patirta situacija, kai susitinki seniai matytą pažįstamą ir klausi, nagi kaip tu gyveni? O jis sako, gerai, va vaikai neserga, mokosi visi gerai. Aš tada klausiu, bet kaip tu gyveni, o ne tavo vaikai, vyras ir panašiai. Aišku, sutrinka išgirdusi antrą klausimą. Toks vaizdas, kad pirmą kartą išgirdo, kad tokia jie apskritai yra. Tai va gyvenime, ką nors atlikdamas, pagalvokite apie save. Visų pirma, ar man to reikia, ko aš noriu. Tik prisiminkite, kad tai turi būti iš gerų paskatų. Tai turi būti gerosios savybės, neblogosios, kad galvodama, tarkim, apie save, netaptumėte savanaudę, neapleistumėte artimųjų. Tai vis prisiminkite auksinę taisyklę, kad gyvenime turi būti pusiausvyra. Ir be abejo, nesilpninkime savęs priverstinai, nes taip visuomenė susiformavę, kad moteris silpnoji lytis, kad duoklė atiduodama vyriškai lyčiai. Mano manymu, svarbiausia įsiklausyti į save, būti sąžiningai savo ir atsiriboti nuo tų visuomenės primestų stereotipų. Ir jei mes esame laimingos derindamos šeimą ir karjerą, tai yra jūsų didžiausias laimėjimas. Jei matote save ir džiaugiatės kiekviena diena būdama namų šeimininkė, atidedama duoklę vaikams, vyrui, tai jūs taip pat laimėtoja. Svarbu įsisąmoninti, kad sėkmė daryti yra tai, ko trokšta širdis, ne ko trokšta aplinkiniai, bet ko trokšta jūsų širdis. Moteriai reikia itin stiprios ir dvasinės praktikos, kad nuramintų savo protą ir galėtų nuolat duoti meilę. Nes atminkit, kad laiminga moteris kuria laimingus aplink save. Užbaigdama būtent šią potemę, noriu perspėti jūs iš anksto, kad jūsų transformacija, žinokit, nebūtinai supras aplinkiniai, ar ji patiks jūsų vyrui. Atminkite, kad jis sėdėjo komfortiškai, pažinojo ir pažįsta jūs tokią, kokią esate ir buvote iki tos transformacijos. Todėl transformacija gali paveikti jūsų santykius, tai gali baigti, žinokit, net ir nutrūkusiais santykiais. Tačiau paklauskite savęs, ar norite gyventi teisingai,
ir savo gyvenimą, ar norite gyventi, kad įtiktumėte kitam, tik ne savo. Taigi pereikime prie kitos potėmės – moters tapatybės išsaugojimo privalumai. Paklauskime savęs, ar mes gyvename ir naudojamės visomis dovanomis, kas yra duota moteriai sulig jos gimimu. Mes visos galime gyventi harmoningai, jei ir ką atimam, tai tik pačios iš savęs. Todėl moteris, išsaugojusi savo tapatybę, žinokit, tikrai gali džiaugtis puikia sveikata. Kai mes priimame ir neneigiame savęs kaip moters, mes, žinokit, neardome visatos dėsnių. Jei tik gyvenama ne pagal harmoningos visatos dėsnius, mes įgyjame ligas. Vyrai, tarkim, pasirodo rinkdamasi gražią, kartu renkasi ir sveiką moterį, nes grožis kartu yra sveikatos simbolis. Todėl rūpinkitės išvaizdą, kūno ir sielos gerovę, nes, kaip dažniausiai būna, moteris vis duoda ir duoda tol, kol pačioms nieko nebelieka. Radau net literatūroje tokios informacijos, kad dalymasis visiems, tik ne savo, iššaukia krūties vėžį. Verta susimastyti. Kuo dar gali džiaugtis? Žinoma, intelektu. Nepamirškime, kad moters grožį išryškina jos intelektas. Graži ir protinga moteris yra tikrai labiau pastebima nei tiesiog graži, bet neišlavinta, tarkim, intelektualiai. Taip pat moteris gali džiaugtis santykiais. Harmoninga moteris tikrai traukia vyrus, nes jis spinduliuoja šilumą, ramybę. Jis sugeba reikiamų metu nuraminti vyrą, o kai reikia jį įkvėpti ir motyvuoti dideliems darbams. Mes taip pat galime džiaugtis karjera. Profesinė veikla leidžia save išreikšti ir to iš moters tikrai nereikėtų atimti. Ji pati turi spręsti, kaip derinti šeimą ir karjerą. Ir netgi darbdaviams toks patarimas, kad laiminga moteris bus gera ir darbuotoja. Todėl labai svarbi yra vidinė moters būsena. Todėl atkreipkite dėmesį, ar einate į darbą kaip į šventę, ar dirbate tai, ką norite, ar pilnai realizuojate save. Jei dirbate tikrai tokį darbą, neprieštaraudama savo, tai jūs visada lydės puikia karjera. Puikia savęs realizacija darbinėje veikloje. Net žinokit, neabejoju. Ką dar gauna moteris išsaugojusi savo tapatybę? Aplinka. Turbūt girdėjote, kad aplinką kuriame tokią, kokioje norime gyventi. Ir žmonės traukiame tokius panašius į save, panašiomis, tarkim, vertybėmis, požiūriu į gyvenimą. Moteris, kuri atvira gėriui, galimybėms, meiliai, spinduliuojanti šilumą ir iš aplinkos gaus tą patį. Kas į išorę, tas į vidų. Kitaip tariant, ką duodi, tą ir gauni. Savo gyvenime stenkitės sukurti jaukumo, komforto ir meilės pojūtį aplink save. Kai moteris išmoks pasirūpinti savimi, gerbti save, jausti savo vertę, gyvenimas tik tai ne tik jai, bet ir vyrams pagerės. Ko dar galime tikėtis? Finansai. Kiekviena moteris, žinokit, turi teisę į savo pinigus. To nepamirškite. Tai yra visatos dėsnis, kurio pažeidinėti lygiai taip pat nereikia.
Aišku, patriarchatinis modelis visuomenėje tikrai vyrauja iki šiol, kad vyrai turi išlaikyti šeimą, bet toks požiūris, sakyčiau, ne tai, kad žemina, bet tikrai nuvertina moteris, tarsi pačios nepajėgtų savimi pasirūpinti. Abiejų lyčių vaikus netgi yra tikslinga auklėti taip, kad jie žinotų, jog ateityje turės ir galės patys finansiškai apsirūpinti. Nes žmogus visavertis, žinokit, jaučiasi tik tai tada, kai yra nepriklausomas. Apibendrinant, pasakyčiau, kad viską, absoliučiai viską, ko mums reikia, turim, tik tai reikia lavint, puoselėt tas savybės, kurios mums yra duotos sulig gimimu. Pereikime prie kitos potemės. Efektyvūs ir kasdieniai moters tapatybės išsaugojimo metodai, taip? Tai yra, sakyčiau, mano atrinkti patarimų rinkinys, norint puoselėti tai, kad Dievas davė mus moteris sukurdamas. Todėl nepamirškite tikėjimo. Kiekvieną dieną atsikelkite įsitikinusi, kad jūsų laukia kažkas nuostabaus. Tikėjimas yra mūsų gebėjimas kurti gyvenimą pilną gražių momentų ir galimybių. Moteris tikrai yra sutvertos matyti gražius dalykus. Nepamirškite to. Nepamirškite šypsenos. Kiekvieną dieną raskite priežastį šypsotis, ypatingai blogomis dienomis. Šypsena ir juokas tegul būna jūsų atkirtis neigiamoms mintims, emocijoms, kurios jūs supa tą dieną. Nepamirškite paslaugumo. Kiekvieną dieną padarykite dalyką, kuris praskaidrintų kažkam dieną. Paslaugumas yra moters tapatybės dalis. Jis tampa įpročiu ir jūs tikrai pajausite malonumą būti paslaugios žmonėms. Nepamirškite finansinio stabilumo. Būtinai turėkite savo pinigų. Esu perskaičius knygose, kad patartina turėti ir stengtis pragyventi iš 75% ar mažiau savo pajamų. Sako, kad tai moters finansinė išmintis. Priimti finansinius sprendimus, kurie padidintų laimę, o ne kurie mažintų laimę, kai pinigus, tarkim, panaudojam tokiems, trumpalaikiams malonumams. Dar toks pastebėjimas, kad moteris dažnai net bijo didesnės sėkmės ar uždirbti daugiau pinigų nei vyras. Vykit tokias mintis į šalį, nes žinokit, taip jūs blokuojate save finansiniai sėkmiai. Nepamirškite dėkingumo. Prieš užmiegant pamastykite apie praėjusią dieną ir išrinkite tos dienos 3 pačius geriausius, gražiausius dalykus, kurie jūs gerai nuteikė. Ir iš viso širdies padėkokite visatai. Padėkokite visatai už juos. Dėkingumas, aš manau, kiekvieno žmogaus turi tapti kiekvieno žmogaus įpročiu, kaip gyvenimo būdu. Dėkingumas įtakoja jūsų santykius su žmonėmis ir net pakeičia patį požiūrį į gyvenimą. Nepamirškite bendravimą. Dažniau palaikykite ryšį su artimaisiais gyvų bendravimu. Tai gali būti ir telefonu, tik tai mažiau rašykite. Ryšių palaikymas irgi tampa gyvo bendravimo įpročiu, kurio dėka bendravimas tampa tarsi meilės išraiška ir
tuomet bendravimas gyvai tampa prioritetiniu dalyku moters gyvenime, nes šiai dienai, šiais laikais mes bendraujame dažniausiai virtualiai ir tada, kai papuola, taip, neskiriam tam dėmesio. Nepamirškite poilsio. Moteris privalo skirti laiko miegui, poilsiui, nes tik taip susigrąžina, ne kitaip savo jėgas. Nereikia, tikrai nereikia. Atminkite, kad nereikia susirgti tam, kad pailsėtum. Poilsis turi tapti įpročiu, nusiraminti, paleisti, atsipūsti ir pasitikėti. Nes visi šie dalykai kartu sudėjus moterį veikia labai gerai ir stipriai. Nepamirškite autoritetų. Moteris turi domėtis savimi. Jei nerandate įkvėpimo savyje, siūlau tokį metodą, galite rasti moterį, į kurią norėtumėte lygiuotis. Turėtumėte mokytis iš tokios moters, perimti jos teigiamas savybės, domėtis, kokias knygas jis skaito, su kokiais žmonėmis bendrauja, kokios muzikos klausosi ir panašių kitų dalykų. Nes tapti įdomi asmenybė, gyventi įdomų gyvenimą ir suvokti, ko nori, ką jauti, galvoji, kur judi, tai taip svarbu. Ne tik todėl, kad gyventi pilnai yra laimė, bet ir todėl, kad į santykius tuomet įneši daugiau įdomumo. Nepamirškite įkvepiančių žodžių. Kiekvieną dieną stenkite sakyti žodžius pilnus vilties, taikos ir meilės. Žinoti, kad įkvepianti žodžiai dar kitaip vadinami pozityvia kalba. Tai įprotis kalbėti optimistiškai, su tikėjimu ir nugalėjimu, išvengiant pesimistinių tokių ir negatyvių nusistatymų. Kitas svarbus dalykas, kurio reikia nepamiršti, tai yra judėjimas. Mankštinkite kūną bent 30 minučių per dieną. Mankštinkitės reguliariai, nes tik reguliari mankšta turi įtaką mūsų kūnui ir protui. Nepamirškite mėgautis. Kiekvieną dieną suraskite akimirką, kurią galėtumėte pasimėgauti. Mokėjimas pasimėgauti teigiamai įtakoja moters gyvenimą. Nepamirškite tikslo. Laimė tikrai nėra vienintelis moters egzistencinis tikslas. Tikslas yra pažinti savo gyvenimo unikalią misiją. Dar vienas patarimas – nepamirškite laikytis duoto žodžio. Laikykitės duoto žodžio, nes tai yra pagarbos ne tik aplinkiniams, bet ir savo požymis. Net savo nežadėkite to, ko negalite padaryti. Kaip pavyzdžiui, kad jau nuo rytojaus tai tikrai pradėsiu mankštintis, arba nuo rytojaus tikrai jau pradėsiu susitvarkyti mitybą ir laikysiuos dietos, nebent tikrai žinote, kad nuo rytojaus tai ir įvyks. Juk norite pasitikėti savimi. Labai svarbus dar vienas patarimas, metodas, tai nepamiršti meilės sau. Kasdieną pajauskite tikrą ir tokią nuoširdžią meilę sau. Tai yra mokėjimas save priimti, išlaikyti, būti savo jautriai, mokėti ugdyti savo potencialą, gerbti save, savo asmeninę erdvę. Kai tai išmoksite daryti, aplinkiniai bei partneris taip pat tai darys. Jūs tai tikrai pastebėsite, ne tik jūs, bet ir aplinkiniai. Ir tie aplinkiniai elgsis su jumis taip pat. Kai pamilsite save, žinokit,
tai puikus yra būdas atsikratyti kompleksų. Leiskite savo būti drąsiai, atvirai, seksualiai, tam, kad vystytumėt savo moterišką potencialą. Taikyti meilės savo metodą labai veiksminga yra prieš veidrodį. Iš pačios širdies gelmių žiūrėdama į veidrodyje savo į akis, pasakykite, kaip stipriai mylite save. Atminkite, kad niekas niekada mums nesuteiks tos meilės, kurią galime suteikti pačios. Labai svarbus dalykas yra išmokyti ir vaikus mylėti save, kad užaugę galėtų to išmokyti savo vaikus. Tam taip pat tinka šis tas pats metodas – meilė sau prie veidrodžio. Jei neturite visų šitų minėtų susiformavusių įpročių, padarykite 21 dieną iš eilės be pertraukų ir tai taps jūsų įpročiu. Ir jūs nustebsite, kad jie tikrai atneš stulbinančių pokyčių. Paskutinė tema, tiksliau meditacija. Nežinau, kiek jums asmeniškai gyvenime yra ar kursuose tekę susidurti su meditacija, bet bendriausia prasme meditacija sąmoningumo lavinimas, kurio metu mes susitelkėme į kažkokį tai objektą ir stebim savo protą. Meditacija leidžia nesitapatinti su mintimis, emocijomis, fiziniu kūnu, materialinė nuosavybė, visuomeniniu gyvenimu ir padėtimi bei savo asmeniniu įvaizdžiu. Ir pagrindinis meditacijos tikslas – sutelkti dėmesį į save ir galiausiai nuraminti savo mintis. Visų pirma, norėčiau jums parodyti vaizdinę meditaciją. Ir sakoma, kad įsivaizduok save tokią, kokią nori, ir tai taps realybė. Šis filmukas yra apie moters galią. Šį vakarą mes kalbėjom tikrai nemažai apie moters savybės ir žinokit, šis filmukas puikiai iliustruos visas moters savybės ir parodys jos galią ir stiprybę.
Dabar paprašysiu jūsų įsitaisyti patogiai ir užsimerkti. Padarykite tai. Giliai įkvėpkite pro nosį ir iškvėpkite pro nosį. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Su kiekvienu iškvėpimu jauskite, kaip atsipalaiduojate, kaip paleidžiate visą tai, kas yra susikaupę. Atsipalaiduokite ir kvėpuokite. Klausykitės mano žodžių ir bandykite užsimerkusios ir atsipalaidavusios juos vizualizuoti. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu staiga visos pasaulio moteris imtų ir suvoktų, kad jos yra nuostabios. Kvėpuokite ir sakykite savo, aš įsisąmoninu, kad esu nuostabi. Pasirengusi pašalinti iš savo minčių ir gyvenimo visa, kas bloga, destrukcija, baimė, kurios neleidžia man būti tokia nuostabia moterimi, kokia man skirta. Aš jaučiu po kojomis tvirtą pagrindą, išlaikau save, mąstau savarankiškai, kuriu santykius, kokių noriu, gerovę, kokios man reikia. Aš bendradarbiauju su gyvenimu, kaip tik galiu, žinodama, kad esu meilė, džiaugsmas, taika ir begalinė išmintis. Aš turiu viską, ko man reikia. Niekas nesutrukdys man tobulėti. Ir su metais aš tik įgaunu daugiau galios ir vidinės išminties. Kuo labiau realizuoju save, tuo labiau žmonės mane myli. Esu tarp tų moterų, kurios nekonkuruoja, o padeda viena kitai. Dievas mane globoja, aš esu saugi ir į mano gyvenimą ateina vien tik gėris. Aš gyvybinga, energinga, sveika, aktyvi, darbinga ir tokia liksiu iki paskutinės gyvenimo minutės. Dabar ir visada. Dabar atsimerkite. Aš labai norėčiau, kad ši meditacija būtų
jūsų kasdieninė mantra. Nes manau, kad moteris gali pakeisti pasaulį, bet jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Ir šiandien, šį vakarą, aš esu kaip atstovė Lietuvos moterų konferencijos veikli. Ir aš manau, kad būtent ši konferencija moterims padeda pradėti transformacijas, kurios tampa postūmiais ir įkvėpimais. Todėl kviečiu ir laukiu jūsų rugsėjo 25-26 dienomis Vilniuje Litexpo, kur jūsų laukia 2 dienos įkvepiančių pranešimų harmoningam moters gyvenimui. Taip pat visą informaciją ir renginio programą galite rasti www.konferencijaveikli.lt, o bilietais į renginį prekiauja Bilietai.lt. Taip pat noriu priminti, apie ką kalbėjau pačioje pradžioje. Tai yra jūsų užduotis, kurią turėjote atsiųsti man elektroniniu paštu. Ir jeigu aš savo elektroniniam pašte rytoj rasiu elektroninius laiškus nuo jūsų, kuriuose, kai liepiau išvardinti 5 punktus, kas aš esu, pirmuoju punktu jūs įvardinote ir įrašėte žodį, kad aš esu moteris, pirmuoju punktu, kartoju. Tai mes kiekvienai tokiai moteriai dovanosime 2014 metų Lietuvos moterų konferencijos veikli bilietą, kuriuo galėsite pažiūrėti tiesioginę moterų konferencijos transliaciją per web seminarai sistemą. Aš tikiuosi, kad tokių laiškų aš tikrai rasiu. Taigi, dabar judame prie klausimų. Sveiki, manau, kad vyras ir moteris niekada nebus lygiaverčiai partneriai. Žvelgiant giliau, kaip jūs manote? Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad tokią partnerystę man iš tiesų teko matyti. Ir aš tikiu, kad vyras ir moteris, jeigu jie tobulėja kartu, vystosi kartu ir suvokia tuos visatos pamatinius dėsnius, tai kaip sakau, tai turi būti abiejų žmonių noras. Tikrai gali būti lygiavertė partnerystė. Bet žinoma, pripažinkim, kad šiandien dieną tokie santykiai lygiavertės partnerystės yra vienetai. Klausia, kad ir kokia moteris būtų stipri kaip asmenybė, karjeristė ir panašiai, bet kiekviena moteris nori pasijausti mylima, suprasta, turėti petį, kurį galima atsiremti. Ar galite tai paneigti? Tikrai negaliu paneigti, nes jei klausėtės viso mano pranešimo, tai aš būtent ir minėjau, kad ir kokia, ta prasme, kad ir kiek tu be prisijimtum tų, tarkim, tokių ar vyriškų pareigų, ar, tarkim, būsi karjeristė ir panašiai, kaip jūs čia minit, aš manau, kad pasijausti mylima nori kiekviena ir to privalo norėti moteris. Klausimas, kaip manote, dėl kokių priežasčių moteris perima vyriškas pareigas ir tampa
vienišomis bei vienomis. Ar ne dėl moteriškumo praradimo? Kaip ir minėjau savo pranešime, tai žinoma, kad dėl aplinkybių perimam vyriškas pareigas, o tampa vienišos bei vienos, aš nelabai klausimo supratau, ar tai yra dėl aplinkybių kaip, tarkim, skyrybos, našlystė, ar tai čia yra jų apsisprendimas, tarkim, likti vienišom bei vienom. Sunku man dabar atsakyti. Aišku, aš tokių žinau pavyzdžių, kurios liko tos vienišos, bet tai tikrai nėra moters tapatybės praradimas. Nes tai, kad tu neturi santykio su vyru, tai tikrai nereiškia, kad tu praradai savo kažkokią tapatybę. Tu pilnai gali savo moteriškas savybės realizuoti nebūtinai santykyje su vyru. Aš nežinau, ar atsakiau klausimą, nesakau iki galo, aš jo nelabai ir supratau. Kaip manote, kaip vertėtų pasiskirstyti pareigas šeimoje? Juk dažnai viskas užkraunama ant moters pečių. Aš tai manau, kad kitaip, žinokit, ir nebus. Nes, kaip ir minėjau prieš tai, tam tikros aplinkybės įtakoja tai, kad mes perimam tas, tarkim, vyrų pareigas ir mes to neišvengsim, tačiau, kaip ir minėjau, yra labai svarbu neprarasti savo to moteriškumo. Labai svarbu. Ir jeigu tik yra šalia vyras, kad ir grįžęs po mėnesio, tai nepamirškime prašyti jo pagalbos, kas dažniausiai ir atsitinka. Netgi kai yra vyras šalia, mes tiesiog taip, mums tapę tai yra taip įpročiu atlikti viską pačioms, kad mes nebeprašome pagalbos. O viskuo, visais tais rūpesčiais reikia dalintis. Mes, man atrodo, pačios nelabai norime jais dalintis. Klausimas. Dalyvavau praeitoje moterų konferencijoje veikli, ar planuojate ir šiemet organizuoti ir rengti? Šiemet bus rugsėjo 25-26 dienomis Vilniuje Litexpo. Būtinai kviečiame atvykti ir visa informacija yra www.konferencijaveikli.lt. Rasite ten ir programą, o bilietus galite įsigyti bilietai.lt. Klausimas, ar moteris, būdama be vyro, gali būti laiminga, jeigu visada buvo kartu? Aš manau, kad gali būti laiminga, nepaisant to, kad prieš tai visada buvo kartu, tačiau man toks kyla klausimas, o kodėl tas vienintelis vyras ir ta prasme į tą vyrą būtent sutelkiama yra ta laimė, kad jūs klausėte, būdama be vyro, ar gali būti laiminga, jeigu visada jie buvo kartu. Aš manau, kad tai ne pabaiga ir kitas vyras gali atsirasti šalia. O laiminga moteris, tai žinokit, jinai nepriklauso, ar jinai yra su vyru, ar jinai be vyro. Laiminga moteris yra realizuota moteris. Jeigu jūs rasite pilnai, kur save realizuoti, jūs tikrai tapsite laiminga ir be vyro. Tik tai turite susirasti kažkokią stiprią aistrą. Tai gali būti savanorystė, beglobių gyvūnų ar prižiūrėjimas, tarkim. Arba gal jūs atrasite aistrą, atrasite save darbe, profesijoje. Klausimas, ar aš teisingai supratau, kad moteriai šeima neturi būti svarbi, jei vyras nėra reikalingas? Ar aš teisingai supratau, kad moteriai šeima neturi būti svarbi ir jei vyras nėra reikalingas? Na, tikrai to negalėjo būti, aš taip tikrai nesakiau ir mano pamastymai šią temą tikrai nebuvo eliminuoti šeimą ar vyrą,
Aš kaip tik kalbėjau apie tai, kad svarbu neprarasti tos moters tapatybės, nes tik tada mes galime sukurti tokį harmoningą santykį ir kad tame santykyje šeima, vyras taptų mūsų dalimi. Ir tikrai nemanau, kad aš kur nors paminėjau, kad ar šeima, ar mes galime, ar nereikėtų čia vyrų moterims. Iš vyriškos pusės pastebėjimas. Puiku. Savarankiškos ir nepriklausomos moteris sunki užduotis vyrui. Ar sutinkate? O gal taip yra, nes vyras jau yra praradęs savo vyriškąjį vaidmenį. Tikrai taip, žinokit. Savarankiškos ir nepriklausomos moteris tikrai yra sunki užduotis vyrui. Bet tik tuo met, kai pats vyras neauga ir netobulėja. Nes nemanau, kad kuri nors moteris norėtų perspjauti vyrą. Daugiausiai, ką jinai norėtų padaryti, tai norėtų būti lygi partnerė jam. Tik tai lygi partnerė. Tikrai nenorėtų jo pažeminti, nes vis tik ta jos moteriškoji pusė, kuri yra silpna, mylinti ir ji tikrai nori būti globojama vyro. Ir klausėte, ar vyrai nepraranda vyriškumo. Tai vieno atsakymo tikrai negaliu pasakyti, nes tai yra labai individualu. Mes patys puikiai žinome, kas dedasi lyčių tematika visuomenėje. Ir jei mes kalbėtume apie visai kitus dalykus, tai tikrai pamatytumėm, kad tikrai yra su moteriškėjusiu vyru, bet aš tikrai nemanau, kad vyrai praranda savo vyriškumą. Ar sutinkate su teiginiu, kad santuokoje moteris turi rasti būdų, kaip pagirti savo vyrą? Be abejo. Tik tai nemanau, kad tai turi suktis būtent apie vyrą. Aš galvoju, kad jeigu mes kalbame apie pusiausvyrą šeimoje, tai pagirimų turi sulaukti tiek moteris, tiek vyras. Nemanau, kad kažkurį tai reikėtų būtinai statyti ant piedestalo. Bet pagirimas, palaikymas tikrai yra svarbus, o vyriškajai lyčiai, manau, kad jis yra, žinokit, kaip oras. Todėl tikrai girkite savo vyrus. Paskaitoje buvo pasakyta, kad neverta bijoti, kad moteris uždirbs daugiau nei vyras. Bet kaip tada vyro pozicija? Vyras gali juk jaustis nebevyriškas ir jis tada gali pradėti ieškoti tokios moters, prie kurios jis jaustųsi vyrišku. Na, čia toks didelis klausimas. Moteris uždirbs daugiau nei vyras, bet kaip tada vyro pozicija? Visų pirma, tai nebūtina vyrams ir žinoti, kiek jūs uždirbate. Tai buvo metodas apie finansus jums asmeniškai ir jeigu be abejo jūs kažkur tai aplinkoj bendraudami girsitės, kad jūs uždirbate tiek ir tiek, vyras tiek ir tiek, tai jūs be abejo, kad taip sumenkinsite tą vyrišką ego, nors tas stereotipas, tai yra stereotipas, ar ne, kad vyras turi uždirbti daugiau. Tai dar vienas yra visuomenės štampas ir kaip žinome, vaikus jau nuo mažų dienų abiejų lyčių reikėtų auklėti taip, kad jie abu suvoktų, kad jie abu turi uždirbti ir turi save išlaikyti. O ar tai įtakoja, kad jis tampa nebevyriškas ir ieško
tokios moters, prie kurios jis jaustųsi vyrišku, tai man atrodo, aš į šio klausimo pirmą dalį jau atsakiau, sakydama, kad vyras galbūt ieškos kitos moters, prie kurios jausis vyriškas, jeigu jūs jį žeminsite, ta prasme viešai. Jeigu jūs būsite tuo klausimu, ta prasme iš vis to klausimo neliesite ir nekomentuosite, tai nemanau, kad tai įžeis vyro ego. Ir be to sakau, nebūtina vyrui žinoti, kiek jūs uždirbate. O tas išėjimas pas moterį, tai jeigu jau jisai norės išeiti, tai žinokit, nesvarbu, kiek jūs uždirbat. Kaip vystyti moterišką potencialą be vyro? Kaip ir prieš tai minėjau, užsiminiau trumpai kažkuriam prieš tai esančiam klausime. Visų pirma, reikia suprasti, kad moters savybės yra duoti pasauliui meilę, švelnumą, harmoniją. Aš tikrai siūlyčiau pasiskaityti, nes tuo klausimu tikrai yra, žinokit, prirašyta nemažai knygų, kad ir Louise Hay Moters galia. Beje, šita knyga taip pat įtakojo ir mano pranešimą. Ir jūs ten rasite labai puikių minčių, kaip galima vystyti moters potencialą be vyro. Nes, kaip ir minėjau, pagrindinė priežastis, žinokit, yra ta, kad galvoja, kad moters laimė tai yra, ta laimė ir yra vyras. Taip nėra. Paskutinis klausimas. Kiek įtakos jūsų pasaulėžiūrai padarė vedų išmintis? Jeigu atvirai, su vedų išmintimi nesu susidūrusi. Esu girdėjusi, bet nesu ties jie susikoncentravusi, todėl mano pranešime tai yra tiesiog mano patyriminės įžvalgos, mano gyvenimas, ta prasme mano suvokimas. Ir kaip pačiame pranešime minėjau, aš tikrai negaliu būti, ta prasme, mokytoja, mano įžvalgos nėra jums, kaip minit, kad tai nėra, tarkim, nežinau, ar tai yra, ar tai nėra, bet tai yra tiesiog mano išmintis. Ir joje tikrai yra dalis tiesos ir aš tikrai linkiu nemenkinti vyrų, nemenkinti moterų, gyventi harmonijoje ir ten, kur reikia nusileisti, ten, kur reikia pakovoti ir visada paklausti, kas aš esu ir ko noriu. Todėl gero ir jaukaus jums likusio vakaro ir viso geriausio.